Tiek jūs, tiek varžovai, kaip ir kovo dėl pirmos vietos lentelėje, kiek svarbios buvo šios rungtynės jums? Tai rungtynės buvo tikrai svarbios, kaip ir minėjai, dėl pirmos vietos. Šiandien kaip tyčia net 14 mūsų buvo, tai net teko komandos ryžtą šiek tiek malšinti, sakykime. Bet šiaip, džiugu, sužaidėm iš principo. Kitą stipresnį divizioną jau kaip ir patekom pagal mus. Laukiam antradienio rungtynių ir užbaigsim pirmą ratą. Kas įvyko ketvirtajam kėliny, kaip ir atsipalaidavot, leidot varžovams prisivyti jūs? Kaip, kai plius 20 pirmauji, tai nenori jau žmonės atsipalaidavo ir, kaip čia pasakius, prarotavom startinę sudėtį. Taip ir gavas, ne viskas pavyko, varžovai pajuto metimą, porą kartų apsigynė, porą kartų užpuolino. Ir taip, po to jau, kai išleidom pagrindinį penketą tvarkyti reikalų, tai džiugu, kad ko gero, labai svarbus buvo 13 numeriui labai tolimas tritaškis, po kurio palūžo rungtynės į kitą pusę. O ten ir kitų svarbių tritaškių buvo daug pramestų iš pokašio metimų, tai taip svarbus tas tritaškis. Buvo porą asistų į dangų. Ar labai patenkinti esat pasiruošimu komandos sekančiam etapui? Sunku pasakyti, judam, dar ruošiamės.